Ką tik Gedimino Kirkilo vadovaujama vyriausybė gavo savo pastangų kabutėse įvertinimą. Transparency International paskelbė duomenis, kuriame rodo, kad Lietuvoje kova su korupcija ne tik negerėja, bet dargi ir blogėja. Mes rytamės ES valstybių uodegoje. Ir tai yra neatsitiktinis dalykas, iš tikrųjų tai yra padarytos kelios didelės strateginės klaidos. Visų pirma, vyriausybė visiškai atsisakė vykdyti sutartą su politiniam partijom antikorupcinę programą, įsižadėjo jų pagrindinių principų. Iš kitos pusės savo elgesiu vyriausybė pademonstravo visišką cinizmą kovoje su korupcija. Ir aišku, žmonės tai ir įvertino, suvokė, kad kova su korupcija yra pralošta. Iš kitos pusės vyriausybė galėjo lengvai kai kurias problemas įspręsti. Jeigu jinai būtų realizavusi tai, ką mes jau prieš gerus porą metų jai pasiūlėme, ir įstatymų projektais yra paruoštas daugelis pataisų, kurias reikėjo paprasčiausiai įgyvendinti. Visų pirma, tai turėjo būti pasiektas esminis lūžis požiūrėje į valdininkų darbą, į jų atsidavimą valstybei. Jeigu būtų priimtas paketas, kuriame mūsų valstybės tarnautojai turėtų būti pagrysti savo turtą pajamomis, savo pajamas viešai deklaruoti, ir jeigu tuo pačiu parodydami, kad jie yra dorai tarnauja valstybei, kad jie yra dori valdininkai, kad jiem negalima mesti šešėlio, jie galėtų tą oficialiai pagrysti, oficialiai deklaruoti. Tai būtų esminė nuostata, esminis persilaužimas, kuris leistų doriem valdininkam toliau tvirtėti savo karjeroje, o tie, kurie yra visą laiką turi problemų, jie tiesiog tą karjeros niekada nesugebėtų daryti. Atsisakymas visuotinio pajamų turto deklaravimo, tai yra esminės klaidos, kurios vyriausybė yra padariusi. Mūsų rinkimų programoje yra labai aiškiai ir konkrečiai numatytos priemonės, ką reikia daryti. Mes ne kaip kitos partijos, kaip Tvarka, Teisingumas ar kitos ruošti tik tai programą, mes esame ją paruošę. Tai yra sritis, problematiškos sritis, sveikata, kurioje reikia sutvarkyti finansavimą ir visus neskaidrius, ir pašalinti visus neskaidrius veikimus tarp visokių firmų, interesų grupių, su visais vaistus tiekiančiom organizacijom, sutvarkant jų viešuosius pirkimus. Tai yra teismai, kurie turi tapti žymiai viešesni ir atviresni. Tai yra valdininkų korupcija, kuri turi įgyvendinti jau mano minėtus principus, deklaravimo lojalumo valstybei principą, ir iš kitos pusės visas paketas įstatymų, paruoštų įstatymų, kurie neleistų valdininkų išvengti atsakomybės už savo padarytas nuodėmes praeityje. Tai lygiai taip pat viešieji pirkimai, kurie turėtų būti labai aiškiai reglamentuoti ir maksimaliai atviri visai mūsų visuomeniai, o ne kaip dabar įslaptinant duomenis, kai mes turėjom didžiosius skandalus su Kauno arena, su Vilniaus sporto rūmų statybais. Tokių dalykų parėmus tos įstatymus negalėtų būti iš principo. Lygiai taip pat yra bėdos, kurios turi būti skubiai sprendžiamos ir su korupcija privačiam sektoriu, karteliniai susitarimai, monopolijos piknaudžiavimas, monopolinė teisė. Lygiai taip pat atėjo laikas spręsti ir bėdas žiniasklaidoje, kuri pati žiniasklaida kelia, kad jai irgi reikia gintis nuo neaiškių, neskaidrių sandorių su tais asmenimis, kurie vietoj to, kad skleisti atvirą žodį, kuriuo jie naudojasi, iš to daro tam tikrą biznį. Aišku, kad žiniasklaida yra daug, žymiai didesnė masė, žymiai daugiau žmonių, kurie yra pasiryžę tarnauti jiem dorai, bet yra ir tų dalykų, kurie kelia mums nerimą, ir su tai reikia kovoti. Tos pačios taisyklės turi būti taikomos visiems žmonėms, nepriklausomai, kurias pareigas jie užima ir kur jie dirba.